gerai, aš buvau nufilmavus holą. Ir aš jį vis nufilmavau kėliau. Ten kažkaip žiūriu, šunų įsikėlė. Tai man reikėjo viską perfilmuoti. Bet ten aš nedariau try-on, tai čia aš padarysiu greitesnę, bet padarysiu try-on. Žodžiu, first thing, čia yra berška, šitas topas. Ir dar juodas ir baltas, nes jis tipo dengia pilvą. Jis seamless. Aš manau, kad, tarsi, čia geriausi topai, kuriuos aš turiu. Aš kartą ėmiau visas spalvas, tipo, kurių norėjau. Nes fucking insane, čia kaip Skims buvo. Tada, šitos kelnes. Taip čia yra sweatpants. Tai žiūri plačios, tipo, kur aš žiūri norėjau tokių. Ir, tipo, nu, aš dar jas turėsiu užsilenę, nes aš metrukam. Bet šiaip, tipo, jos žiūri geras, žiūri patogios ir žiūri plonos. Nu, nežiūri plonos, bet, tipo, plonesnės, tai vasarai žiūri gerai. Tada, New Yorker. Šitie batai. Jūs neįsivaizduojat, kaip aš ilgai ieškojau tokių batų. Tipo, kad nebūtų ant kulno ir kad būtų patogus. Ir šitų oda yra tokia minkšta, kad man atrodo, kad jeigu žiūri patogus. Tada dar iš New Yorker yra šitas topas. Man jį reikės biškį pasidaryti, kad jis geriau fitintų. Nenorėjau mažesnio size, nes tipo šitas labai gero ilgio. Bet, nu žodžiu, reikės dar biškį pasidaryti. Tada yra šitie šortai. Esmė, kad man visą gyvenimą labiau patiko tokie šortai negu tipo džortsai. Bet tada džortsai tapo kažkaip labiau populiaru ir mes kažkaip juos normalizinom. I wanna bring these back. Tai va. Tai aš dar nežinau, ar aš jas nukirpsiu, tipo, nu kad tokio ilgio tikrai bus, bet tipo nedarysiu trumpesnių, bet tiesiog, tipo, aš nežinau, man gal gražiau atrodo nukirpti, tai galimai nukirpsiu. Tipo, vietoj atlinkimo, nes čia dar, tipo, ale atsilenkia, bet jie žiūri, kokie atrodo atlinkti. Tai, žodžiu, tada dar yra šitie marškiniai, tipo, juos, you gotta see the vision. Tipo, žinot, kaip mergos, nu, bent jau pas mane, bent tarsi tai pilna, nešioja, tik aš dar juos užkropinsiu, va tai, va, tipo, tos marškinius, kai užsega tą viršutinę sagą ir, tipo, tai, va, tiesiog, tipo, kad plačiai ir tada dar išlenda koks, tipo, necklace, you know, ir žiūri gera spalva. Ir nežinau, kodėl ką atsisegė. Nieko tokio. Tada dar šitas jų topas, bet čia yra labai gaila, kad mes su jau norėjom matching kažką ir nepasiėmė rožinį, aš pasiėmė tokį juodą, bet jo. Ir I think, dar žiedai. Šitas. Mira. Dabar iš karto pasakau, iš kur yra viskas. Jeigu manęs kažkas paklaus, aš tikrai neatsakysiu. Nes aš dabar atsakau, va dabar klausykit. New Yorkeris baigės. Topai berška, kelnės berška. Šitas hausas, marškiniai. Šortai Pull&Bear. Mira. Off. Nu ir taip pat turiu antrą tokį holą, bet esmė, kadangi aš jau filmavau, tai tipo viskas jau užpakuota. Bet atsimenat tuos šampūnus, kuriuos aš kalbėjau, iš Kili, kur man tipo žiūri patinka ir man jie jau buvo į pabaigą. Aš padariau video, kaip man jie patinka. Ir Kilik mane išgirdo ir jie atsiuntė man tuos šampūną su kondicionierium ir dar veidų visokių dalykų. Tai čia yra micelinis, čia yra Clean and Fresh Face Cleansing Foam, All Skin Types. Čia irgi All Skin Types. Jūs nepagaunat, kaip aš klykiau per pirmą savo video, bet ten, sakau, ten taip šunai paspausino, taip. Anyways, Face Gel Cream, man žiūri patiko šitas pakavimas. Tai šitas žiūri mielas serumas. Hydrating Face Serum for All Skin Types. Tada rankų kremas, kurį irgi išbandžiau tą pirmą kartą, kai filmavau. Žiūri geras ir labai kvepia, tipo, kad neįkyrus toks kvapas, bet, nu, šiaip žiūri kvepia. Tada kaukės, Vitamin C, All Skin Types. Tada Hydrating, All Skin Types. Tai bet. Ir aišku, tas šampūnas su kondicionierium. Galiu parodyti, bet tik man matė. The star of the show, my favorites. Oh my god. Nesveikai, ačiū Kilik. We are family. Ohana means family. We are family, tipo. Aš žiauriai. Taip, jūs nepagaunat. Aš čia nėra, kad, tipo, dėl to, kad ten reklamuoja kažką.
man taip patiko tie šampūnai ir aš taip džiaugiuosi, kad jie mane išgirdo. Tokie good. Labai laiminga, labai ačiū Kilik. Labai fainai, kad radau viską, ko reikėjo. Šiandien, realiai, tipo visą savo wishlistą radau šopindamasi. Minusą dabar sėdžiu, bet nieko tokio. Tai va, toks haulas. Praeitas man buvo 10 minučių, šį kartą susakau per 5. Tik šį kartą biškai be emocijų, nes aš taip tingėjau antrą kartą, tipo forcint viską. Tai sorry guys, bet bent pamatėt viską. Love you, bye!